sweet to me. This is where I wanna be. On up with you, supersonic. We're on fire, rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer. Tai sveiki visi atvykę į dar vieną naują epizodą. Sveikinuosi su jumis iš Driftiškių, Kuršėnų. Aфиgenas renginys. 2 dienos veiksmo, visos 3 lygos. Aš asmeniškai tokio veiksmo nesu matęs, bet briefingo metu aptarėm, kad panašu viskas pavyksta, tai tikriausiai tokių bus ir kitais metais. Labai smagu, kai yra tiek daug vairuotojų, kai yra matomas tas toks skirtumas, kada praeini pro propitus, kada praeini pro stryto pitus. Diena vėjuota, kaip ir visada būdinga Kuršėnam. Tai palapinės kol kas net nestatėm, bijom sulaužyti. Tokie visą dieną debesys kažkokie neaiškus virš galvos. Atrodė, kad biškį lyg bandė lyt, bet tikėkimės, kad taip ir praslysim be lietaus. Treniruotės turėjom ant sauso, padariau apie 10-12 važiavimų. Viskas pasisekė kaip ir neblogai. Žodžiu, jo, darom, net nežinau dabar nuo ko pradėti, nes jau kaip ir biškį filmavom ir važiavom, dabar reikia pasidaryti intro. Tai toks biškį vardakelis. Bet viskas gerai, reikia pavalgyti, reikia varyti dar susiriktuoti kitus dalykus, reikia dar pasižiūrėti medžiagą, kurią sufilmavo pavažiavimu. Bet žodžiu, vakar atvažiavom, nusikrovėm, išsimiegojom Šiauliuose, tai miego užtenka, atvažiavom čia į vietą, nuotaikos geros, oras čia mūsų nepagazdins, padangų turim, jau spėjom siurblį parduoti, žmogų išgelbėjom. Tai va ir viskas, kol kas žiūrovų nėra daug. Manau, kad biškiai ir oras trukdo, bet tikiu, kad vakarop jų tikrai bus nemažai, nes pro kvalai. Tai žodžiu, planas yra šiandien paprastas. Praeinu kvalą, kad būčiau ramia širdim, nusipirku bokalą nealkoholinio alaus ir einu žiūrėti pro varžybų. Nes kitu atveju būsiu labai nepatenkintas, yra sumokėta pinigai už nakvynę šiandien, rytoj poriniai stryto važiavimai, tai nėra kitų variantų. Turiu sudirbti su savo galva, panašu, kad turėsim labai panašią situaciją, kokią turėjom Šiauliuose. Turim beveik 80 galvų stryte. Kvalą praeis 32, gal kažkaip magiškai 48, bet žinant renginio intensyvumą, tai labai tikėtina, kad bus 32. Ir mes turim būti tarp tų 32 ir net ne tik tarp 32, o būtų pageidautina top 10-ukė. Tai važiuojasi gerai ir aš jaučiuosi gerai, bet vat vėl iškart briefingo metu pasakė, sakau, jūs visi suvažiuojat. Yra labai esminės, minimalios klaidos, kurias tu turi vat kažkaip jų išvengti ir suvažiuoti gražų clean runą, tam, kad būtum geresnis už kitus. Tai jeigu pasirodysiu taip kaip Šiauliuose, to tikrai neužteks. Tokiais važiavimais šiandien nepraslysim. Iš esmės pasakė nenaudot rankinio, aš jį kaip ir pasitraukiau toje vietoje, kur sakė kaip ir leidžiama, bet vėlgi jis minusuoja taškus. Klaidas kaip ir suprantu, pažiūrėję savo važiavimus iš aukštai, dar gal kažkokių išvadų pasidarysiu. Žinau, ką daryti, dar biškį likę treniruočių ir reikia pabandyti nesusimauti tiesiog. Pabandysiu nusiraminti, apie nieką negalvoti, savęs neapkrauti ir padaryti, ką galiu geriausiai. Tai realiai varom treniruotis ir po to gal dar prieš kvalą kažką pakomentuosiu, jeigu įsispręsiu kokių problemų ir tiek. I'm running on diesel, baby, I'm active. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Bomb, 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 yeah, bomb, 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 bomb. Feeling I'm massive. Kill it like bomb, 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 bomb. I just wait. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm Shaqin'. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Bomb, 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 yeah, bomb, 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 feeling I'm massive. Feel like bomb, 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 bomb. Kameramenas sušalo. Išlipus tai šalta, čia šlapiam. Gerai, nuotaikos geros. Nesuskaičiau, kiek ranų padariau, bet visai nemažai. Pasitestavom slėgį, labai kažko čia naujo neišradom, taip pačiai kaip Matsuri. Patinka man šita trasa, aš gerai jo jaučiuosi. Lydą tai pasibandžiau taip skirtingais visokiais bajeriukais, tai taip kaip ir šiaip nežinau, kaip kiti važiuoja. Tai va dabar išklausysim briefingę, pasakys konkrečiau gal kur kokios klaidos. Tai nesu tikras, ar į pasistatymą, tai yra bėgėjimo sezonoje tinkamai važiuoju, reiks pasiklausti teisėjų. Agnė sufilmavo visus važiavimus, tai eisiu pasižiūrėsiu, bus biškiai
aiškiau, bet manau, kad klipus tai visus susirinku, važiuot galiu plačiai, drąsiai, be baimės, realiai nežinau. Reikia nepasidaryti tokio, kas sako, kaip Šiauliuose, nesijaudinti ir nesusimalt kvalifikacijoje, nes irgi treniruotėse buvo kaip ir gerai, o kvalifikacijoje simaliau. Tai praeitais metais buvo skaudi pamoka, dar buvo mažai patirties, nuleidau ratą į bulvės 0, nes čia vienas ratas nuleistas nuo kelio 0. Dabar Matsuriu yra praplatinta trasa, tai iš esmės klipai kaip kur gaunasi 1,5 metro, kitur metras arba mažiau nuo krašto, tai šiandien dar ne vieno karto nebuvau bulvėse. Gal nebent vieną kartą čia pačioj paskutinio klipo, bet abejoju, manau, kad tiesiog kaliau kūgį ir pamečiau buferį. Norisi važiuoti plačiai, net plačiau negu reikia, drąsos yra, nuotaika gera, labai tikiuosi, kad nepradės lyt ir bus tada viskas fainai. Tai lėkiu į briefingą, lėkiu į tūliką, nes paskutinius 4 ranus taip spaudžia puslę, kad net nežinau, kada taip spaudė. Tai bėgu greitai, susitvarkau reikalus, bėgu į briefingą ir po briefingo deduosi Hansą, bėgu pas Deimantę, nes žadėjo pravežti pro konfigą kaip keleiviai. Tai prieš kvalą čia toką biškį. Tai va, žiūrėsim, bus čia viskas gerai. Gerai. Ne, tai jeigu neapsikapojas, tai viskas tvarkoj. Žodžiu, stovi eilėje tarp dafiga visokių turbininių aparatų, visokiai atrodo, kad mano mašinai kažkas negerai, nesuprasi, net žemėje dreba. Žvėrys į strytą suvažiavę, va pavyzdžiui, vienas iš jų turbo Mercedes. Žiauk jų dėkliuką naują iššoviau. Gerulis. Ko mašiną laužai? Kaip sekasi? Sacalelė mašina, važinėti sukurta. Man patinka taip, kaip mes važiuojam. Sacalelė mašina, malonumui sukurta. Aš važiuoju ten, kur man patinka. Vėl editorius parašys, kad kai sueina 25, tuoj nusimsiu šalmą. Tai va, paskutinis ranas tai afigienas, patenkintas. Dabar va pažiūrėsiu, ką Agnė nufilmavo. Prieš tus treniruočių važiavimus Agnė man priminė, kad realiai tai rytoj poriniai. Reikia tik valašnim praeit. Tai tiesiog nustau čiaisus važinėti, nes nematau tam prasmės. Truputėlį tikriausiai daugiau slėgio naudosim, vien tam, kad nematau prasmės čia turėti daug greičio. Po briefingo supratau, kad nėra čia vietos korekcijom. Kaip ir minėjau prieš tai, noriu praeiti kvalifikaciją ir privalau ją praeiti. Tai iš esmės buvo pasakyta taip, kas nenaudos stabdžio, rankinio, korekcijų, tas tiesiog rinks daugiau taškų. Iniciaciją pasidarau tikrai gerą, visus šitos sesijos ranus suvažiavau be rankinio, be stabdžio, tik tai klačais. Realiai beveik be korekcijų, vienas ranas buvo visai prastas, vienas ranas buvo tikrai neblogas, bet nunešiau kūgį. O dabar paskutinis ranas, atrodo, viską sujungiau ir tiesiog gaunasi tas, ko noriu ir manau, tas turėtų patikti ir teisėjam. Klipus visus turiu, liniją turiu, sinchroną turiu, greičio šiaip irgi turiu, atsidaryti pilnai mašinos faktiškai negaliu niekur. Nu kaip, yra tikrai, kur galiu važiuoti ribotuvį užsiminęs, bet iš esmės, jei važiuočiau visą laiką numinęs dugną, tai važiuočiau iš trasos. Bent jau aš taip galvoju ir taip jaučiuosi. Po 3 pirmųjų etapų šiuo metu esu 30 metiniai įskaitoj, bet realiai ten visi dar kokį 10-12 virš manęs, nu ne 12, gal sakykim kokį bent 8 virš manęs, tai taip galime ten dar mėtytis. Tai mane motyvuoja tas, kad jeigu aš pasirodau gerai šiandien, tai iš esmės aš turiu šansų praeiti daug kur. Ir į 20-tuką, ir į 10-tuką, ir turint omeny, kad nepraėjau kvalos praeitam etape, aš tiesiog privalau praeiti dabar ir tiesiog nėra kitų variantų. Važiavimai gaunasi, susitvarkau galvą ir šaunam kvalą afigienai. Top 10 gaunam silpnus varžovus ir, žodžiu, jau toliau patys viską žino, tai reikia neprisišnekėti. Eisiu pavalgysiu, eisiu į briefingą ir ruošiuosi kvalifikacijai. Kokį briefingą? Už 15 minučių kvalifikaciją?
Atšaukta. Eisiu pavalgyti ir važiuosiu į kvalifikaciją. Sirakino vaiką mašiną. Mačiau, kad ten kažką drasko. Atidarė? Tai čia tokia atidaryti. Ne, tipo, ten langą atkėlė. Tipo, leidžiu. Ai, tada kopas, tai irgi, kaip ir visai nieko. Bet, o, tai pasakysiu. Baudžiūnio neklausai, kaip čia jam gavosi. Sutvarkė, nes lik važiavo. Apsuko mašiną. Sugadino žmogui mašiną, lygio vietoje. Parėjo, na. Pui, bum, bam. Lipdė šitiek 3 gal vakarus žmogus. Krapštė. Va, jei žiūri šitą vidosą, tai pakomentuok, žinosim, ar baudžiūnį žiūri. Mes už tave. Gerai, varau pirkti maisto, nes jaučiu laiko, šiaip daug nėra, nors PM1 numeris, bet nereik malt šūdo. Ir tada jaučiu likus mažai kvalo, varysiu ar balongų važinėti, ar bėgiosiu pirmyn atgal, kad tiesiog taip savo smegenis, kad negalėčiau galvoti. Buvo. Jei driftas būtų mokslas, tai šimtukininkas tikrai nebūtų. Prie egzamino neprileisti. Ką čia Marius tai laksto, kai su... kaip profas, karočiui? Žiūrėk, mechanik gavo šiandien kortelę, kur spoteris parašyta, nežinau, kur iš čia nukišęs. Ai, užsidėjęs. Ir tada va, dar tokius susideda bajerius ir jis jau tų įrankių neims į ranką, man atrodo. Bet važiavo dar palaikymo su Žalgirio sumuštiniu. Tai va, žodžiu, savų yra. Žiūrovų, tarp kitko, matau daugėja, saulutė biškį lyg lenda. Nuotaika tai gera, kai viskas sekasi. Vat sakau, reikia tiesiog nepamest. Tai sakau tą labai dažnai, realiai sakysiu toliau, nes čia yra mano didžiausia problema ir ją reikia spręsti. O vat kaip ją įspręsti, tai galim tik tai darydami klaidas, iš jų mokydamisi ir kažkokius tai priimdami sprendimo variantus. Tai nežinau. Tiesiog stengsiuosi negalvoti, nesureikšminti. Aš dabar bandžiau paskutinį raną tiesiog įsivaizduoti, kad tipo kvalas tiek emocijų neduoda, bet realiai tiesiog reikia padaryti taip, kad jaustumės kaip trefkė. Aš atsistoju prie starto, aš ramus, suvažiuoju aš tą tvarkingą raną, neprisidarau šūdo ir viskas. Ir važiuoju toliau. Jei aš sugebėsiu taip mąstyti, užlipsiu šiam podiumą. Viskas, aš to tikiu. Tiesiog, bet reikia dirbti. Va čia ir yra viso šito subtilybės drifto ir apskritai viso autosporto. Tai va, I'm out. Tai va, žodžiu, ruošimės į kvalifikaciją. Bent jau šiuo momentu tai jaučiuosi tikrai gerai. Šiaip įprastai būna daugiau jaudulio. Kaip teisėjai tiksliai vertina, nesuprantu, bet darysiu taip, kaip dariau. Aš manau, kad visai ten gerai sulėkiau. Dabar komentuosiu darydamas dalykus, nes biški kaip ir turiu važiuoti. Pasižiūrim slėgį. Biški gal per mažai. Bet gal ir gerai. Realiai per 0,2 mažiau negu planavau daryti. Manau, kad nėra tragedijos šitoje vietoje. Reikia bagažinę užsidėti. Ir viskas, reikia neprisigalvoti nesąmonių ant starto. Dar 100 kartą tą patį papasakosiu. Opa. Prisitvirtinom stipriai buferį, kad nebūtų cirkų, nes kvalifikacijoje visos dalys turi būti ant automobilio. Ir bet koks savaiminis automobilio detalės nukritimas yra 0. Tai va, žodžiu, viskas. Palinkėkit man sėkmės, o aš likiu. Tik aš tokio baisaus padariau, nesuprantu. Man dar paaiškinkit, už ką tos taškus duoda. Reikia eit pizdėlint. Vėl paskui gailėsiuosi, kad nenuėjau. Kaip visi? Tipo, galėjau ir geriau suvažiuoti, bet sau plačiai tą pabaigą. Pažiūrėkit, jau ten nebuvo, kur daugiau važiuoti. Čia visus klipus, viską, gražiai. Šiam. Reikia padėti. Ar matot, kad visi pasipiktinę? Biški nusiminiau, blemba. Dabar tai net. Antus lerką reikia nuėjti. Garso biškį. Ne, bet tai greitis neturi nieko įtakos. Tai mes apie tai esam šnekėję. Tipo, jo, gerai nebuvo dūmų. Ir matau, kad pasikampinau galimai ten ir galimai ten to vieno klipo. Gal nepaėmiau, nežinau, man taip iš vidaus atrodė. Tas 2 nepaėmė, per 7 gavo.
tik dūmų nebuvo, tik... O mano kiek? Šiam 9? Baisiai blogai. Pem 9. Pem 9. Durnas, pem 9. Pem 9. Ne, jau biškė. Viskas, einu aš pas teisėjus, tikrai pašau. Teisėjai tai tokie nemaks rimti. Ir tada nuėjau pas Skučas normaliai išaiškino, ką pakeist. Nu tai sakau, aš jiems, žinai, rodau tą vidosą, sakau, jūs man gerai, jūs man pasakykite dabar, ką man padaryti kitų važiavimų, kad aš praeičiau kvalą, aš noriu praeiti kvalą, what the f***. Ir tau stovyje ir, nu tai žinai, tai viską. Ką viską? Tai jei aš visą dieną važiavau pagal tokią liniją, kokią jūs sakėt. Nu, okei, padariau aš klaidą, padariau dvi klaidas, kurias tiksliai įvardinau. Okei, tinka, bet tai turim, tai man pusę taškų paėmė už 2 klaidas. Kai va dabar stovėjom prizgantas prie mano akių, suvažiavo vidum, vos nenaugau zoną, ten apie nieką, šiam, ten viršau, šiam 3 gal. Nu, tai yra skirtumas, nu tipo. Ir aš dėl to turiu prapisyti rezultatus, taigi ne centus kainuoja čia šitas reikalas. Jo, žodžiu, kokie reikalai, tai truputį nuliūdau, nes atrodė, kad suvažiavau tikrai neblogą važiavimą, pasistengiau, žinau vieną klaidą, kurią jau iškart žinau, kad pasidariau, tai gal negalvojau, kad taip labai nubaus, tikėjausi bent jau apie 7 taškų kažką tai gaut, pem 9, nu toks biškį hitino tiesiai į paširdžius, tai, na, supikau biškį. Nuėjom pas teisėjus, pavyko pasišnekėti, tai klaidas teisėjai už ką jie numinėjo taškus ir patį principą man kaip ir išaiškino. Aš nesu dar pakankamai kvalifikuotas, kad galėčiau iki labai daug ginčyti su jais, pyktis arba aiškinti, kaip man atrodo, nes tiesiog aš esu kaip ir naujokas ir negaliu aš ten kažko. Man taip atrodo, jiem atrodo kitaip, jie turi savo vertinimo sistemas. Gražiai bendravo, paaiškino, kiek galėjo, tai paskui susitikau Domą Skučą, labai didelis ačiū jam. Nepatingėjo, pasėdėjo su manim, paaiškino, kaip ką keist, nes realiai atsakymą gauti klausimą, kaip man suvažiuoti antrą važiavimą, kad aš praeičiau kvalifikaciją, nelabai iš jo gavau. Tai su Skuču pasėdėjom, aptarėm, nusprendėm, ką galima padaryti, tai tiesiog nekeisiu slėgio, neeksperimentuosiu, ramus, atvažiuosiu prie starto ir tiesiog įsitaisau, realiai pasistatyti galėjau truputį giliau ir iš po pasistatymo iš pirmo antrą klipą tikrai per daug užsikampinau. Nu ten visiškai sutinku su tuo, tai pabandysiu staigiau truputį persimesti į tą pirmą lanką ir tada į tą klipą, kurį reikia paimti priekiniais ratais, persimest irgi kažkiek anksčiau. O galą pabandysiu išpildyti taip, kaip jau išpildžiau. Ir somehow man dar buvo pasakyta, kad aš paskutinį klipą pasimiau per plačiai. Tai aš biškai nesuprantu kaip, nes aš jo net pilno nepasimiau, bet whatever. Realiai gale to paskutinio rato ir paskutinio klipo reiktų nekeisti. Ten viskas kaip ir gerai ir susitvarkyti tos 2 kasekėlius iš 1 į 2 ir iš 3 į 4. Realiai anksčiau, nu jo, tai žinau, ką reikia padaryti. Domas gerai pasakė, nestresuok, nekeisk čia nieko, ramiai nuvažiuok ir padaryk. Tai vėl, žinau, kad galiu, pasistengsiu pamiršti, kas čia ką tik buvo, važiuosiu taip lyg pirmą kvalos raną, pasistengsiu per daug nerizikuoti ir pasistengsiu praeiti kvalifikaciją, nes tikrai labai noriu ją praeiti ir skauda, tikrai skauda, kai tokie dalykai vyksta, ypač kai atrodo, kad kaip ir pasitikė savo važiavimu, tai taip toks, Bet žodžiu, reikia pamiršti emocijas, nusiraminti, pasėdėti, pailsėti, atsigerti vandenuko ir ruoštis kitam ranui ir pabandyti padaryti geriau ir praeiti kvalifikaciją. Kitų kelių čia nėra. Let's go. Žodžiu. Realiai main targetas gaunasi labai paprastas, nesinervuoti, nes jeigu nervuosiuosi, žinau, kad supjausiu grybą, jau pamokos išmoktos, realiai nieko negalima pakeisti, buvo kaip buvo, negalima čia nei pykt, nei verkt. Galiu aš praeiti tą kvalą, pabandau pataisytas klaidas, suvažiuoti kaip galiu ir tiesiog tikiuosi, kad nenubaus teisėjai vėl už ką nors neaiškaus. Ir viską, žodžiu, va pašnekėjom, kad jaučiuosi kaip Jėzus nuplaktas botagu, nukryžiuotas, visas nubaustas. Tai žodžiu, nusiraminu, susikaupiu ir darau taip, kaip reikia daryti. Matau, slėgį pasižiūriu. Susitinkam po kvalos ir pažiūrėsim, kas čia iš to mum gausis. Jau, yra garsas, ne? Tai va, tai
realiai pabaiga, tai net neįsivaizduoju, jaučiu gausis tokia pati, kaip gavosi Šiauliuose, kai jau sėdi ant kėdutės, jau su paprastais rūbais, paprastojo mirtingojo, net nežinau iš tikro, ką ir papasakot. Keistai jaučiuosi, antrų važiavimų šiaip mano galva net porano jaučiausi, kad neužtikrintai kažkaip pažiūrėjau, kad toks gavosi gal subalmutinių, šiaip pavyko susidoroti su stresu, tai va dėl šito gerai, realiai tiek pirmų, tiek antrų važiavimų nebuvau kažkiam jaudulį, realiai gal so far kiek esu važiavęs, tai jaučiausi geriausiai, labiausiai užtikrintai. Vienas pliusas, kad šitą problemą pavyko įspręsti, vienas labai didelis minusas, kad nepavyko su Dimante pravažiuoti, nors jinai siūlė kelis kartus. Ir aš labai norėjau, bet prasiskipavo laikai, žodžiu, ir nenorėjau labai ten lysti akis ir trukdyti, o jau kai grįžau po kvalifikacijos, tai buvau pakankamai nepatenkintas, kad dar kažkur važiuočiau, kažką daryčiau. Iš esmės situacija yra tokia, kad mano galva ir mano aplinkos galvom atrodo, kad pirmas ranas buvo tikrai geresnis. Aš ir pats jaučiuosi, vis tiek, tu kaip vairuotojas važiuodamas tą raną, jauti kažkokį tą pojūtį po važiavimo, kiek jis buvo užtikrintas. Tai peržiūrėjau dar kelis kartus pirmą, antrą važiavimą iš tos pačios vietos nufilmuotą. Man akivaizdžiai blogesnis ir antras, jūs patys matot, galit pakomentuoti, kaip atrodo jum, galit pakomentuoti, kaip manot, ar iš tikrųjų tiek baisiai buvau vertas nubaust. Pilnai suprantu, kad tikrai yra tos dvi klaidos užsikampinimo. Tai realiai galėjau mažesnių kampų eiti į klipą, kurį reikia pasiimti priekiniais ratais ir iš pirmo į antrą tikrai ten per daug užsikampinau. Suprantu, kad galimai čiais automobiliui būtų gana sunku pristaikyti prie tokio važiavimo, bet tiesiog man yra liūdniausia tas, kad aš daug labai važiavimų stebėjau, kaip juos vertina teisėjai. Ir aš suprantu, gali suklysti žmogus, gali nepamatyti, bet vis tiek mes sukamės šitam sporte dažnai. Mes tuo kvėpuojam, gyvenam, draugai važiuoja, yra labiau patyrusių vairuotojų ir tą patirtį kaip ir kaupi ir jau aš stovėdamas ir matydamas skirtingus ranus, faktas, aš jų negaliu įvertinti taškų sumoj, bet aš manau, kad tikrai gali matyti maždaug skirtumus ir atskirti, kuris buvo vertas kiek taškų. Ir kai tu matai, kad žmogus pravažiuoja vos nenaugaus zoną, visiškai vidum, su tokiais žiauriais persimetimais, paleidus gazą, aštriais tokiais ir gauna 70-72 taškus, tai whatever, ar to būtų užtekę ar ne, bet tiesiog jaučiuosi gal truputį per daug nubaustas, kas liečia taškus. Aišku, reiks dar pasinalizuoti labiau be emocijų vėl paskui, bet kažkaip toks kažkoks jausmas. Iš esmės kalbėjom ir su kolegom, kad driftas kuo yra nedėkingas, didžiausias ko gero drifto minusas yra ta vertinimo sistema, kadangi bet kokiam kitam autosportui iš esmės yra laikas ir su laiku tu nepakovosi, realiai kiek atvažiavai, tiek tavo, tam pačiam žiedė atvažiavai, tau sekundės pasakė, viskas aišku, tu žinai, o čia toks gaunasi, kartais esi gal ne visiškai užtikrintas šitų visų taškų tom sumom, tai tokių yra iš šio sezono pamastymų. Aišku, faktas, aš pilnai sutinku, kad ir man reikia treniruotis, aš realiai treniravausi tik prieš sezoną ir visą kitą, ką važiuoju, tai važiuoju varžybas, tai gal ir tas matosi ant rezultato. Manau, kad turnyriniai lenteliai smarkiai aš nepakrisiu, matant, kaip susidėliojo činai šiandien. Pabandysiu iš visų jėgų, kiek įmanoma pasiruošti, gal dar kokią treniruotę, jei pavyks įsipaišyti iki Klaipėdos ir pabandyti praeiti bent jau kažkiek, kad išlaikyčiau bent jau 30-25 plus poziciją metinį įskaitoje. Ir tada spręsim metų gale, ką čia veikti kitais metais gero, visokių čia tų minčių yra. Neturiu omeny, kad mes driftą ar kažką, bet galvoju, gal keisti mašiną, gal vėl kažką, gal prie visą žiemą treniruotis. Tai žodžiu, dar čia apie tai gal pakalbėsim po sezono. Tai turėdamas progą dar kartą noriu labai padėkoti, kaip ir kiekvienam savo vaizdo įraše, dėl to, nes man tas tikrai yra svarbu ir dėl to, kad tai labai smarkiai padeda važiuoti. Tai labai noriu padėkoti visų pirma savo komandai, kurie visą laiką tiki, aukoja laiką, kuris yra labai brangus, aukoja savo pinigus, kurus ir visą kitą važiuoja, padeda, prisideda, kuo tik tai gali, būna čia su manim, aukoja savaitgalius brangius, pavargę, nepavargę, žodžiu. Ta matyti yra tiesiog nuostabu ir esu jums žiauriai dėkingas ir visą gyvenimą liksiu dėl to dėkingas. Noriu labai padėkoti Dimidiją, kuris visą laik filmuoja nepaisant oro, nepaisant sąlygų ir nepaisant kaip mums sekasi, nepasiduoda, dirba, montuoja ir daro viską nepaisant savo turimų kitų darbų, kad tik tai pavyktų. Tai vėlgi paprašysiu tikrai įvertinti jo darbą ir bent jau pakomentuot, palaikint, jei jau tingit komentuot, bent palaikinkit, galų gale pakomentuokit. Iš esmės, aš galėčiau tiesiog važiuoti ir dar atsipiginti savo šitą reikalą tiek laiko ir darbo neskirdamas filmavimam. Ir tikrai Domas ir mano komanda daro didelį darbą, kad tie video išeitų, kad jie būtų kokybiški. Tai nežinau, jūs sakykit, galbūt patarsit kažką, gal aš galėčiau kažkaip kitaip elgtis prieš kamerą, gal galėtų kiti komandos nariai daugiau pasireikšti, gal Domas galėtų kitaip filmuoti, o gal viskas yra gerai. Tai mums jūsų nuomonė yra labai aktuali, mes norim žinot, kad šitas darbas neina
šuniui nuo uodegos ir jis yra jums naudingas, įdomus ir patinka, tai būsim labai dėkingi, jei paliksit atsiliepimą, įvertinsit, pasidalinsit su draugais arba palaikinsit. Kitas labai didelis ačiū yra mano ištikimiems partneriams Hado ir MP Parts. Tikrai irgi nemaža dalis išlaidų keliauja ant tų dalykų, kuriuos jie tiekia ir jie padeda sutaupyti sezono kaštus, kas leidžia gal truputį daugiau nusipirkti padangų, brangesnių detalių ar dar kažkokių tai dalykų. Ačiū visiems, kas palaikot, labai didelis ačiū visiems, kas žiūrit ir laukiat vaizdo įrašų. Dar didesnis ačiū tiem, kas pažiūrėję, palieka atsiliepimą, pakomentuoja. Dar pastebėjau, kad labai dauguma žiūrit, pakomentuojat, palaikinat, bet nesekat, tai tas irgi kaip ir padėtų, o jums vėlgi nieko nekainuoja ir tikrai labai paprasta paspaustą mygtuką. Žodžiu, nuotaikos gana prastos, bet taip jau yra, reikia vėl pasianalizuoti. Tai viskas yra gerai, šiaip pats rezultatas sezono saufaris tikrai nėra tragiškas. Mes savo tikslus pasiekėm, tiesiog sugriavau tą tikslą, kad visas kvalifikacijas praeit ir norėjau gal turnyriniai kiek aukščiau būti, bet čia yra gyvenimas, čia yra driftas, nieks nevyksta niekada taip, kaip tu tiesiog užsigeidėjai, dėl to reikia stengtis ir sunkiai dirbti. Ir jo, net nežinau, ką dar daugiau dadurt. Dar kartą didelis dėkui visiems, dėl kurių pridėtų rankų šitam visam reikalį yra naudos ir man yra lengviau. Ir jaučiu tiek. Varysim pažiūrėti pro, kadangi vis tiek esam pasiėmę užsibukinę namuką, tai esam su Hebra, tai tiesiog jaučiu, reiks važiuoti, pavakarot, smagiai praleisti laiką, pažaisti kokių stalo žaidimų, smagiai pasijuokti. Vasarą reikia gerai leisti laiką, nepaisant oro, tokio nevasariško. Ir viskas, žodžiu, nenuleidžiam galvų. Net jei nesiseka 9 kartus šilės. Ir viskas, žodžiu. Nežinau, matysim, dar čia šiandien pakuosimės, nesipakuosim. Matysim, ar čia tai baigsis, ar dar kažką gal domas pafilmuos, nežinau. Bet ačiū, kad žiūrėjot. Laukiam Klaipėdos, susitiksim ten. Ir tiek. Ačiū. Iki.